tie, kurie dar tik planuoja statytis namą arba jau statosi, atkreipkite dėmesį į stogą. Nepadarykit tokios klaidos, kokią aš padariau. Aišku, nieks man nieko nepasakė, nepatarė, o pas mane būtent stogas sueina viskas į pagrindinį įėjimą, į kiemą pusę. Va, matosi, ten dar sniego likučių yra. Ir šią žiemą buvo daug sniego, daug prisnygo. Ant stogo buvo sniego, visur sniego ir dabar atšylo ir viskas nučiažė būtent ant pagrindinio įėjimo. Aišku, visur buvo sniego, nusikasiau, bet čia buvo ta pati didžioji sankaupa. Nukrito sniegas, sušalo ir dabar va kapoju su kastuvu. Aišku, sakysi dabar, kad užsidėkit apsaugas ant stogo, ten dar kažką tai, bet tai man paaiškinkit vieną dalyką. Užsidėsiu apsaugas, tai tas sniegas ir laikysis ant stogo. Tai kokia apkrova bus ant stogo? Jūs man paaiškinkit. Aš nesuprantu. Tai gal ir gerai, kad tų apsaugų nėra. Visas sniegas nuvažiuoja nuo stogo, nušležia ir nebelieka didelės apkrovos ant stogo. Jūs man paaiškinkit.